Labas rytas. Nu, žodžiu, smažam kaivis, pavalgiau pusryčius. Eisiu darbuotis biškį angarą tvarkyti, pradėti. Reikia viską kabent lauk. Iškabent lauk viską. Iškabinti didįjį traktorį ant... Nu, tą rulėtuvą pakabinti. Ir visi kiti darbai, pavyzdžiui. Čia va, viską reikia nurinkti, tą priekabą išvaryti lauką, reikia patvarkyti biškį. Ir toliau einam. Nu va, visą šitą šlamštą. Viską lauk. Grėblį, pjaunamai, mulčeris. Ir kas nereikalinga lauk. Nu ką, imamės darbą. Renkam visą turtą. Tiesiog reikia viską dabar nurinkti. Išvaryti priekabą. Ir paskui kitką. Gerai, varau darbuotis. Nu ką, viskas nukraušiau. O aš visai ištems, nes čia yra tokis dalyks, kad per staigiai suksi su nuo kampu į rulėtuvą ir justinai mes turim problemą bus paskui, nes ten yra visokie huini-muini junginėjasi. Taip, pasiklosim dekį, nesigavom tą priekabą ištemti. Tai teks kabinti presą, tempt lauk. Presiuką kabinti. Viskas blizga, kveblemba. Baisu, kaip gražu. Ai. Čia yra užrakinta hidraulika, reiškia. Jau prie tos emividė minėjęs. Pėst, atrakinina. Gerai viskas. Važiuoti. Aišku, čia viską. Ne, čia jau čia ir stovės. Gerai, pirm užmet kardanioką. Pateliaviausia. Sunkiausia šūs uždėti. Nesimatuotas. Čia. 90. Kas 90? Plėvelė pasu. 90. Mes kiek valą mokėjom? 85 mat. Nu, kažkur. Painiot, reikia painiot. Painiot. Viskas. Šlangą leidžia orą čia priveršti. Paskui. Šlangas paliksiu, gal tu pats junginysiu, kurios čia yra.
Kur ta didžioji tai dedas čia, ta raudona. Jo, didžioji ta. Tos, didžioji. o ta maunas. Ne, ne toks skylė. Ne. Šita, matau. Jo. Tai dabar eina. Bet nei taip. Tai va. Bet susisukus bus kur. Taip, šios pasisukus. Šitos pasisukus. Tau nuleisk į apačią. Jau šitą. Nope. Tas eina čia. Šitas eina tada šitą. Hidrauliki, du. Paborščiukų. Paborščiukų į katrą dėdavai? Ne, tai kraštinį trečią dėdu, bet būn kartais nebeveik. Su ketvirtu. Tai čia tas yra plonesnė pačioji minusą, ne? Tik turi šlanktų. Tai tavo paborščiukų yra čia, o čia yra dar kažkokia viena. Tai čia yra, matrods, atidaryti tam. Čia vakys toksai. Ne, tas. Ne, tas. O tas. Tas, ja. Žudėjimo, tai kaip. Įsikiš. Dar vieną šlangą. Tai, apačią. Sakė, viens rašė per YouTube laidus pajudink. Dėkuo. Kai neveikia tas. Hidraulis? Jo. Kokius laidas? Čia galė, sakė, pajudink, kad sako veiks. Sako, būna, kad laidai. Nes tai. Taip. Taiks. Many, jis kūrėsi. Šlūžis yra, ne? Na, biški. Tas čia. Kažkaip čia. Atsikėla. Tai turi susukti, man atrodas. Kūraka neuatsisuka. Da, žiūrėk. Pasukinėk tai. Čia reikia. Jo, susisuka, tai įsiskrinės atgas. Tak, dabar. Čia kas. Taip. Viskas lyg taip būtų. Kompiuterį įkelami viskas varu. Kam nereikia? Nereikia. Nu, tas vėlai lys nori. Čia reikia nuleisti pusę. Nu, nelabai susikiš viskas. Ne, viskas irgi galvoju kažkada atsukas. Tas susispaudė. Ačiū, tai po taip sulenktas viskas, ne? Nu. Tai paprastai. Dailė, po į vidų paduosi. Kamerą įdėti. Visas komplektas. Taip. Kaip man nepatinka. Atvirkščiai uždėjau, gal tikriausiai. Jup, atvirkščiai uždėjau žioplys. Sakiau, kad kažkas ne to čia. Kažkaip laidai ne toj pusėj. Sakiau, persiverti. Tas persuks ir taip turi būti.
Ne, toj pamėginsiu. Ant trečias, ne? Ne, neveik. Dabar pamėginsiu čia pažiūrėti ant tos hidraulikos, ant kitų šlangų, ar veikia hidraulika, neveik. Veikia. Nu tai viskas aišku, čia yra problema su laidais, kaip YouTube vienas žmogus buvo parašęs. Ačiū už pagalbą. Sutaupėjai mūsų laiko, nereikės ieškoti problemos, tai reikės tiesiog skambintis į servizą ir jaučiu užsisakytos naujus laidus, nes dabar jau visiškai nebeveikia. Pajudinam, nieko net nereaguoja. Tai matome, lūžis kažkoks vienas yra. Gerai, viskas aišku. Varyti atgal pastatyti, tiek stovu. Bišk per daug. Tiesink, va, vieną pusę suk. Važiuok tiesiai. Važiuok. Wow, mane sutraiškis. Nėra ko stovėti už galą. Nu ir все, viskas. Vien šūts lauk. Ait, kabinti. Sivaliau viską. Laiko šitas bardaks paletės. Sumėsiu čia šalia tos bačkos. Tas ilgas čia. Paskui jos kažkur susinaudos, bet nežinau kur. Ir pirmą ištempsiu pjaunamąją. Po to grėblį. Ir ant galo pakabinsiu mulčerį. Visai, ko aš vis kažkur noriu važiuoti, pasimulčiuoti žolę, kad jam netrudyti. Tai va. Dabar viską masiškai iškaustyti. Iš vienos pusės į kitą pusę. Gerai, vidų įsivaliau, dabar reikia ant pjaunamosios susimesti obuolius. Obuoliukus. Reikia manyti savo fiksatorių susirasti. Išfiksuoti, nes paskui būna, kad čia pukšt nušoka. Va. Litagrai pasipirkau 5 vienis. Nes kiekvieną metą turėdavau vis vienus nešiotis nuo grėblio va šitos pasiėmęs. Tai vienas lūžis yra, tai tas lūžis įplauk, šitai dėsim, kitoj pusėje da geras. Tegu būna. Gerai, varyti traktorių atsivaryti, pasikabinti pjaunami ir bandyti išvairuoti. Čia jinai. Tas nesilaiko, blema. Kažkodėl. Reiktų pasikelti, numėginsiu taip išvairuoti. Gerai. Gerai, šokam į traktorių. Šitą turiu irgi įsivalęs. Blizg visas. Kvep iš po
Žiemos sezonas išblizginau. Išblizginau. Gražuolis dabar yra gražuolis. La 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 la. Varom. Kabint pjaunamąją bus galima ištempti. Šlangas. Nu dabar kol aš išvairuosiu iš čia, bus reikalų. Oja. Nu, sėkmės man. Nu, nesulaužiu, bandyti nieko, rėblio ir panašiai. Nu, žiūrim, čia gausi. Turiu gaidį, strigau. Į galą žiūrėjau priekis, kur namuką baigė važiuoti. Šušpis. Taip tam bišką atgulą, garsavus kažkaip. Ir gal gausis. Mėgstu kalstytis ant traktorių. Mėgstu kalstytis. Taip kojos susižalojamas. Lietaus pas mus nėra. Nelyja, sausa viskas. Įdomu, visiems su Massey Ferguson, kas turi kažkoks svoris, kad nusileistų. Nes pats jisai nenusileidžia, neišsikabina iš tų. Jeigu kabinai sėdė, nori nuleisti, taip nenuleisi. Turi būtinai jau užsilipti ant to, kad nusileistų. Ir jau daug metų kilnojama viską ir vis tiek tas pats. Dar biškai hidraulinį reikia atleisti. Nenuleidau
Ai, nusileis pats. Šlanga po šlangelės. Viskas, vien švuts lauke. Varyt dabar grėblį išgabent lauk. Nu, žodžiu, viską atsikrauščiau. Ir blemba. Ir reikia prisikabinti tempt lauk, dar vieną šūdą. O tai aš netaiklus šiemet. Labai netaiklus. Pagrindė va čia ir problema, dabar namelis ir dėnas dažai išsuk. Tai dabar įsisuko. Gerai, žodžiu, pasijungsiu šlangą nuleisti, reikia sudėti grėblius į vietą. Opa, yra šniūra. Ką, tuščia? Tas da paskui turi įsivežti. O tą reikdavo pakabinti. Kaip nori, užkabinti galiu visada, man ir sunku. Kada norės, tada nusivažiuos, nusimulčiuos. Viskas. Nes dabar traktoriaus to nereikia man. Tai dabar traktorius tai nelabai bus reikalingas. Čia gerai būtų, šitą pusę. Kaip ir gerai būtų. Nubandyti privažiuoti. Prisikelti. Ай-яй-яй-яй, trečią kartą iš pirmą kartą. Tobulėju. Taip, reikia šitą mestą daną. Daną. Reikia šitą kartą pridėti. Kaip nekeista.
Spjovė šlangą. Ir kitą šlangą spjovė. Ai. Tas žaltys užsispyręs yra žaltys, viską spjaudė. Visas šlangas. Žaltys dabar reikia plaukti. Ranksiu Juotskį, traktoristą. Nereiškia, kad nauja technika liks švarus. Niekada nereiškia. Ar nauja, ar sena, sutrinas kurva, kai velnis, ble. Nu, su moterimis lengviau jie. Negu su ta technika kišti. Gerai. Pamėginti. Eina peklon, ble. Sumaišęs. Turiu sumaišęs, tai sukiai šlangas. Tas reikia permesti vieną pusę. Biškinė taip ir sudėti. Takšt. Šitas turi būti taip ir pusė. Oh yeah. Aš dabar atsikabink. Upa! Kurva ta. Trečią kartą du, nahui. Eina pist, blėt. Traktorius tai nuplauts, nahui, ko taškais. Ir kaip jūs galvojat, kas galėjo man nutikti? Visur tepalai. O nutiko tas. O neaišku kodėl. Gal cilindras uždžiuvo per žiemą, blėt. Šitas tipo. Tas vaikšto. Visas gerai. O tam gaidžiui, blėt, šlanga čia vidury sprogo, na. Va. Ne. Dabar bižinė katre. Šiek, našit. Suskis, kurva. Nu, tebūnie danguje šviesa. Ein, pist, blėt. Pochina. Paliksim taip dabar. Šiandien nieks nardys. Gerai. Čia, ble, 3 metrai gojančių. Kainuos dabar tą šlangą jobana dar. Kaip visada viskas kainuoja. Labai plona, nebliam. Labai plonaikas. Ciutkeliai. Žodžiu. Palieku dabar taip, tegu stoju. Nes jau išalkau ir ištroškau. Pesnak, tegu būna. Ir to įsardysiu. Šiandien kas penktadienis, nu tai va. Sėdysiu per savaitgalį, pagalvosiu. Kas kaip. Ką sėdysiu, gal ir toje nulėksiu, nes toje dirba tenais, tai varysiu, gal ir patvarkys.
supresuos naujas ir viskas. Čia toks patvarkymas, čia man daugiau darbo. Gerai. Tai va, iki greito.